Sveiki visi atvykę į laidą, tinklalaidę Balta Juoda. Ir šiandien norėčiau pristatyti savo pašnekovą, fotografą Gintautą. Sveiki visi. Labas. Labas. Labai smagu, kad atvykai pas mane. Ir pirmas iškart klausimas, kaip fotografija surado tave? Ar tu ją suradai? Kaip ir kiek laiko fotografuoji? Šiaip fotografuoju jau nemažai metų, apie 12 maždaug bendroj sumoj. O fotografija keistai mane atrado. Kaip aš paskaitau fotografų prisistatymus dažniausiai, tai jie rašo, kad pradėjo fotografuoti nuo mokyklos laikų, nuo labai seniai ten mokykloje renginius fotografavo ir taip toliau. Tai pas mane viskas kitaip. Pas mane fotografija atėjo daug vėliau, jau baigus studijas. Tiesiog pamačiau, kaip mano draugas vienoje aviacijos šventėje fotografuoja lėktuvus ir aš kažkaip pagalvojau, kad visai fainai būtų ir man pabandyti. Tai baigiau studijas, susiradau pirmą darbą, nusipirkau pirmą kamerą ir tai pradėjau fotografuoti. Tai tais laikais dar nebuvo taip gerai fotografuojančių telefonų, tai teko būtinai įsigyti kamerą, norint pradėti fotografuoti, tai tokia buvo pradžia. Tai sakyčiau, fotografija susirado mane. Ja. Tai praktiškai draugas net atvedė tave į tai, toks truputėlį. Šiek tiek galima sakyti. Taip. Esi stilius tavo, koks tavo fotografinis stilius? Esi daugiau moterų fotografas ar aplamai universalus fotografas? Tai, ką mano sekėjai mato Instagrame, tai turbūt galėtų pasakyti, kad aš esu moterų fotografas. Aš tą patį pagalvočiau. Taip, bet šiaip mano tas fotografijos laukas yra labai platus. Aš fotografuoju, šiaip mano kaip pagrindinis darbas, tai aš dirbu fotožurnalistu. Portale Rytas LT fotografuoju, tai ten susiduriu ir su renginiais, politika, kriminalais, labai platus laukas, taip. O ką dedu į Instagramą, tai taip yra pagrinda moterų portretai, sakyčiau, tokio fashion stiliaus turbūt. O dabar dar paminėjai žurnalistiką. Kiek mačiau biškį truputėlį ir fotografuoji krepšinį. Renginius, tai krepšinis irgi. Tai čia yra susijęs su fotožurnalisto darbu, nes iš principo kokie didžiausi, kadangi dirbu Kauno mieste, tai kokie didžiausi sporto renginiai vyksta mieste, tai juos ir fotografuoju. Žalgiris jau čia labai... Žalgiris ir futbole žalgiris, krepšinėje žalgiris, tai su sportu tenka susidurti taip pat nemažai. Ar turėjęs kokių, būtent dabar kažkaip būtent su sportu kas susiję, tai turėjęs kokių nutikimų, nuotykių, kažkokių prastų, gerų, ką gali papasakoti apie tai? Sportu susiję? Taip, būtent kai fotografavai būtent Žalgirio rungtynės, gal kažkas nutiko gal? Čia dabar kas šauna į galvą, tai pernai metais fotografavau rungtynes ir fotografai sėdi prie pat aikštelės. Tai krepšininkas vienas šoko traukti kamuolį, lekiantį į užribį ir tiesiai į fotografus, tai šalia manęs sėdėjo kolega, tai jisai ir prigulė kartu su tuo krepšininku, taip, bet realiai per plauką išvengti smūgio. Tai ganėtinai pavojinga profesija, tada taip išeina, tokia. Gali būti pavojų, tai nutinka pakankamai retai, bet ir kamuoliai būna atskrenda ir taip toliau, tai būna visko. O dabar moteris, kai irgi dabar pašnekam apie jas. Ar lengvai, tarkim, pas tave ateina fotografuotis ir tu jas, kai fotografuoji, ir jos lengvai pasiduoda tau, tarkim, fotografuojant jas, kad ten biškį nusim kažką ten, tiesiog, aš tikiu, kad nuogų, nemačiau pas tave nuogų portretų kol kas. Yra bet ar lengvai jos pasiduoda tau? Aišku, jau kas ateina, tai jau žino, kur ateina. Žinodamos, ko nori. Bet iš tikrųjų, tai vienos merginos, tarkim, ateina norėdamos labiau oficialesnių nuotraukų, taip, tai tenai, nežinau, darbui savo, sakykime, tai fotografuojasi ir su švarkeliais ir taip toliau, tai jos, automatiškai net neprašai jų, kad tenai kažką tai tokio padarytų, bet merginos, kurios
noriu ir, tarkim, aš aptariu visą laiką prieš fotosesiją įvaizdį, su kokiu įvaizdžiu jos nori pas mane ateiti, tai aš jau nusiteikiu prieš fotosesiją ir matau, kad jeigu man atsiunčia pavyzdžius, sakykime, kur kažkiek tai matosi apnuoginto kūno, tai jau jos ateina su nusiteikimu tokiu ir man net nekyla klausimų pasakyti, ar galėčiau pasakyti kažką tai tokio ar ne. Ir šiaip iš tikrųjų susitikus žmogų nuo pirmų minučių matosi, ar tu su juo galėsi laisvai bendrauti, ar reikia oficialiai palaikant atstumą. Supratau. O dabar, tarkim, kad tapt fotografu, ar reikia nusipirkti, kai sakau, gerą turėti objektyvą, gerą kamerą ir kai visi kiti sako, čia tik paspausiu mygtuką ir tu jau fotografas. Kokia tavo mintis apie tai? Tai aš juokais sakau, kad man pinigus moka už vieno mygtuko paspaudimo. Bet to vien tik tai nusipirkti kamerą neužtenka. Šiaip dabar fotografija yra pakankamai nesunkiai prieinama, tai tas geras objektyvas ar geras fotoaparatas, jie pakankamai lengvai prieinami yra ir nereikia kažkokių tai didelių investicijų. Tai taip, kameros reikia gerai veikiančios, objektyvo, atitinkamo fotografavimo stilių ir taip toliau. Bet iš principo tai daug labiau viską lemia bendravimas žmogaus, pasiruošimas, idėjos, su kuriom fotografuoji. Taip. Ar fotografija turi būti graži, kad turi būti vertinga? Tas toksai. Tai kaip susijęs žmogus su fotožurnalistika galiu pasakyti, kad ne, nes tenai, tarkim, fotožurnalistikoje tai dažniausiai ir nebūna gražūs kadrai, jie būna šokiruojantis. Čia labiau kalbu apie pasaulyje garsių spaudos fotografų darbus, tai tikrai neturi būti graži. Sakykime, net ir mados fotografijoje, tarkim, neturi būti gražu. Jeigu iššaukia kažkokią tai emociją, tai jau yra gerai. Tai grožis nėra, jeigu tokia idėja yra, tai grožis nėra pagrindinis fotografijos apibrėžimas kaip geros fotografijos. Taip. O dabar, tarkim, ar turi kokį savo mėgstamą fotografą, nebūtinai Lietuvoje, pasaulinio lygio, kas tai galėtų būti, gal turi kokį? Turiu, tai toks yra Tony Kelly. Man jisai labai patinka, jo fotografavimo stilius labai smarkiai skiriasi nuo to, ką aš darau, bet aš vis pasižiūriu į jo darbus ir galvoju, kaip jisai tą sugalvoja, tai va, jisai labai patinka. Bet įsiminkit, jeigu ką šitą būtinai pavardę pasirašykit, pasižiūrėkit. Tai dabar, man pačiai dabar labai įdomu, iš tikrųjų, kaip tu kaip ir žurnalistika, taip, ir moteris. Taip. Kaip taip susiję toks, sportas dar, viskas, wow, taip. Taip, tai daug tokių, bet aš kaip sakau, tas dvi profesijas, fotožurnalisto ir moterų fotografo, sieja tik tai vienas dalykas, tai kamera. Šituose dviejose srityse reikia absoliučiai skirtingų savybių, skirtingo pasiruošimo ir taip toliau. Sakykime, fotožurnalistikoje niekada neatiduodame kadrų sekančią dieną. Taip. Viskas vyksta čia ir dabar. Sakykime, jeigu fotografuoji krepšinį, taip, tai laptopas ant kelių, pafotografuoji 2 minutės ir jau keli pirmas nuotraukas į portalą. Tai tenai reikia tiesiog gaudyti momentus, gaudyti žaidėjų emocijas, žaidimo momentus ir panašiai. O darbas su žmogum, kai fotografuoji, yra visiškai kitoks. Tenai jau reikia ne tik techniškai atlikti kadrą, bet tuo pačiu su žmogum ir bendrauti, galbūt iššaukti kažkokias tai emocijas, žiūrėti, kaip atrodo jo kūnas, duoti patarimus, gal šiek tiek kitaip atsisėsti ar pasisukti ir taip toliau. Tai labai skirtingų savybių. Universalus esi tada, taip išeina toks, taip, nes turi ten taip. Taip atsitiko. O kuris labiau patinka, jeigu taip? Mielesnis širdžiai, tarkim, taip. Mielesnis turbūt portretų fotografavimas. Taip. Bet, sakykim,
su fotožurnalistika aš atsiduriu vietose, kur šiaip gyvenime niekad nepabūčiau. Taip. Tai tas yra labai įdomu. Nu, pavyzdžiui, porą kartų buvau išvykęs į Euroviziją fotografuoti. Aš kalbu apie tarptautinę. Taip, kaip fainai. Irgi toks. Jo, tenai viską pamatai, kaip įvyksta tokio masto renginiai iš vidaus. Bendrauji šiek tiek su atlikėjais ir taip toliau. Tai tas yra labai įdomu. Arba, pavyzdžiui, prieš 8, man regis, metus, kai buvo atvykęs popiežius į Lietuvą, tuo pačiu ir į Kauną, tai irgi teko ir jį fotografuoti. Kur šiaip niekada, ta prasme, neteko fotografuoti jo asmeniškai. Taip, bet aplamai. Daryti reportažines nuotraukas iš jo atvykimo. Tai kur šiaip negausi niekad, nedirbdamas tokio darbo prie įėjimo. Taip arti ir taip toliau. Tai tas darbas, sakau, jisai atveda į tokias vietas, kur niekad gyvenime nepagalvoji, kad tu atsidursi. Ir tas yra labai įdomu. O šiaip širdžiai mielesnis yra portreto fotografavimas. Kas tave dar veža fotografijoje ir, tarkim, ar tau yra buvę tokių, kad, jau viskas mesiu šitą darbą, viskas nebegaliu? Perdegimas. Žurnalistika buvo toks momentas, aš anksčiau fotografavau ir vestuves. Tai buvo toksai momentas, kai aš vasaros savaitgaliais dirbdavau arba spaudoje, arba vestuvėse ir neturėdavau nei vieno laisvo savaitgalio. Tai va šitas momentas, kai padirbau tai porą metų, tai pagalvojau, kad mesiu, bet perkalbėjo mane redaktorius, žodžiu, ir pasilikau žurnalistikoje. Tai buvo prieėjęs prie tokios ribos, bet dabar sąmoningai stengiuosi dėliotis darbus taip, kad nebūtų to sudegimo. Aišku, fotografijoje turbūt ir pati esi tą patyrus, kad viskas labai būna bangom. Labai. Ir dabar dar esu tame etape. Taip. Tai kai ateina banga, tai būna sudėtinga, bet tu žinai visą laiką, kad ta banga praeis ir tada bus viskas lengviau. Tai, sakau, stengiuosi neprivesti savęs prie tokios būsenos. O tau patinka labiau retušuoti ar fotografuoti, jeigu čia toks fotografuoti, ne? Visiems taip yra. Žinok, daugelį čia, kur ir kalbinu, ir aplamai, kad visi retušuot, jiem labiau, taip, tai tu į mano pusę, aš irgi ta, kuri tik tai fotografuot. Ne, aš šiaip, man su retušu yra taip, kad reikia prisiversti save. Nes, sakykime, būna taip, kad sėdi ir žiūri, kad YouTube'ai prasidėjai valandą, ir nieko. O turėjai retušuoti tuo metu, bet kai įsispiri savo ir pasakai, kad viskas dabar padirbėsiu, tai kai įsivažiuoju, viskas gerai, bet tavo pradžia yra tokia, kur reikia save paspausti šiek tiek. O koks buvo momentas tavo sunkiausias karjeroje? Ar turi tokį, kad? Čia sunkiausias... Fotografijų karjeroje, būtent, moterų portretų, tarkim, jeigu taip, nes pas tave labai daug fiksuojasi, daug tų... Jo. Fotografavau vieno žurnalo viršelį ir... Viršelio herojai nuotraukas kaip ir patiko, bet jinai norėjo labai daug retušo ir vis grįždavo pas mane, kad davai dar tą truputėlį patvarkyk, dabar truputėlį kitą dalyką patvarkyk. Tai aš gal tą fotosesiją kokius porą mėnesių turbūt taip krapščiau ir jau man buvo atsibodus labai smarkiai. Bet tu jas visas gerai išlaižai šiaip. Matau, kad taip normaliai viskas padaryta labai. Žinai, kaip, čia man išskirtinis atvejis tenai buvo, kad, žodžiu, herojė viršelio sako, kad man iš šitos nuotraukos patinka plaukai, iš šitos nuotraukos patinka veidas, o iš šitos patinka kailiniai. Aha. Ir viskas, ir turi viską sulipinti vieną. Aš lipinau tenai iš tikrųjų, tai toks buvo, kur, žinai, kai dirbi darbą po darbo, tai taip nėra, neatsibosta taip viskas, o kai vis turi grįžti prie to pačio ir dar pataisyti, tai buvo jau... Dar tiek laiko, porą mėnesių praktiškai, tai čia taip jo. Ja, bet... Dabar turiu labai gerą ryšį su ta
su to žmogum. Ai, tai kaip gerai. Žodžiu, viskas Aha. baigėsi gerai, bet Tai svarbiausia, kad- tas etapas buvo toksai sudėtingesnis. O daug moterų, ateina, kurios nepasitikė ir, tarkim, tu matai, kad, tikrai labai graži moteris. Ir jinai dar čia man nosytę, kytę padidinti, pamažinti ir taip toliau. Manęs nelabai ateina. taip prašo, kad, Aha. kad padidint man būna, kad ateina ir sako, žinokit, aš nesu nefotogeniška. Ai, Tai va šitas būna, nors matai, kad žmogus tikrai yra gražus, gražiai atrodo, bet va tas yra žmonių, kurie tiesiog nepasitikė galbūt savim, arba yra turėję anksčiau patirčių, kur, tarkim, nepatiko rezultatas po fotosesijos ir taip toliau. Tai aš visą laiką stengiuosi fotografuodamas parodyti, kaip gaunasi. Taip. Ir kažkas vis tiek žmogui Turi. patinka, Taip, patiks. jisai už to užsikabina ir tada aš matau, kaip Ir kurioje vietoje tada atsipalaiduoja. taip. Ai, tai labai gerai tas. O dabar aš vis tiek šokinėsiu, nes man labai įdomu ta tavo fotožurnalistika visa. Šokinėsiu dar prie tos temos, tai karščiausias taškas, koks buvo tavo, grinai, toj vietoj fotožurnalistika. Tai Eurovizija paminėjai, taip, čia tie visi, bet tokie, kur, tarkim, jau prie kriminalo einam. Kokiu nors tokiu jau link tos pusės. Tai Buvo, kad baisu fotografuoti, kažkas tokio, nežinau, man kai moteriai gal. Kad baisu, tai ne, bet, tarkim, kas liečia kriminalus, tai, čia irgi, gerai paminėsiu tokius įvykius, kaip, tarkim, Neringa Venckienė grįžo į Lietuvą. Aš tuo metu dar nedirbau, kai viskas vyko ten ta Garliavos istorija ir taip toliau. Tai aš nefotografavau tų įvykių, bet tarkim, kaip ją pargabeno į Lietuvą. Tai tenai buvo minia žurnalistų, minia fotografų, aš dar nematęs taip Lietuvoje, kad į kažkokį tai kriminalą tiek susirinktų žiniasklaidos. Tai kaip ją parvežė ir ją vedė į teismą pusnę, tai tenai toks buvo įvykis. Paskui čia irgi Kaune, kur buvo tie įvykiai, sakykime, visi su merginom dviem visiškai neseniai. Tai tenai ir gaudynėse, ir paieškose dalyvauti teko, ir teismo salėj fotografuota veikėja, žodžiu. Tai, prie tokių kriminalinių istorijų teko prisiliesti šiek tiek. Labai įdomus darbas šitoj vietoje, aš taip galvoju, nes... O moteris jau gaunasi tada toks chill, ramiai. Su jom ramiai, jo. Tai ir atrodo fotografija ten ir ten, bet jos yra absoliučiai skirtingos sritys. Taip. Dar kašė, krepšinis iš viso, kaip fainai. Aš čia priskiriu prie fotografijos. Jo, prie fotos pats, taip viskas kartu, renginys kaip ir gaunasi. Visai norėčiau ir aš ten pabuvoti, kad tai va. Ką fotografija iš tavęs paėmė ir ką davė? Ką iš manęs paėmė? Ką tu jai aukoji, tarkim, tai būdamas, tarkim, aš aukoju šeimą savo. Tarkim, taip, mano čia toks pavyzdys. Aš nepasakyčiau. O davė irgi šeimą. Irgi. Taip, ir davė, ir dabar atima. Taip, toks, čia toks taip. Kompromisas. Aš nežinau, pagrindinis dalykas tai turbūt laikas, ką atima, bet aš tuo laiku mėgaujuosi. Tai fotografija yra mano gyvenimo būdas, tai aš tiesiog taip gyvenu, tai aš net negalėčiau pasakyti, kad jinai iš manęs kažką tai atima. Ar duoda tai labai daug, bet kad atima, tai, aišku, būna, tarkim, kai tenka dirbti ilgai renginiuose, penktadienio, šeštadienio vakarais, tai tuo metu tikrai norėtųsi praleisti laiką su šeima ar draugais. Tai tokiais atvejais gal šiek tiek ir liūdna būna, bet šiaip tai nesijaučiu, kad dirbu. Kad, čia šiaip labai gerai. Taip. O jeigu pradėtum viską nuo nulio, ką kitaip darytum, jeigu tiesiog, ar viską taip pat paliktum kaip yra, ar gal kažką keistum irgi? Galbūt kryptingiau, nors iš tikrųjų visiems reikia pereiti per visus etapus, kad suprasti, ko nori iš fotografijos ar iš bet kokios kitos veiklos, tai gal gerai pagalvojęs pasakyčiau, kad ir nieko nekeičiau. Aš toks esu labai, pas mane dalykai labai lėtai keičiasi, tai aš gal kartais jaučiu, kad tam tikrose etapuose užsibūnu per ilgai. Aš žinau, kad vis tiek anksčiau ar vėliau prie kažko tai prieisiu, tai... O kokią didžiausią klaidą daro dauguma fotografų šiandien, kaip tau atrodo?
tą klaidą darau turbūt ir aš. Tai yra trendų sekimas, manau. Aha, taip. Nes visi, iš tikrųjų, fotografai tą ir stengiasi fotografuoti, ką mato socialinėje erdvėje ir taip toliau. Praktiškai taip, tas toks. Tai manau, kad savęs paieškos ir savo fotografijos stiliaus yra daug svarbiau nei trendų sekimas. Tai manau, kad čia yra klaida ir aš ją darau ir noriu iš tų spąstų ištrūkti, bet dar nežinau kaip ir dar nežinau kur. Bet tik, kaip ir sakiau, lėtai, bet užtikrintai manau, kad prie kažko tai vis tiek prieisiu. O dabar, tarkim, jeigu, aš klientė pas tave ateinu ir atsinešu kito fotografo darbą. Ir noriu būtent taip padaryti, kaip, bet pas tave, kad tu mane nufotografuotum. Ką tu darai, ar tu siunti lauk tą klientę, ar bandai copy-paste daryti, ar, kaip tu išsisuki iš tokio? Aš padarau taip, kaip klientas nori. Aha. Galiu... identiškai turbūt nepadarysiu. Vis tiek, nes ten kažkas, kur... Taip. Bet aš visą laiką, ta prasme, klientas ateina pas tave su tokiu noru, tai aš negaliu sakyti, kad ne, aš taip nefotografuosiu. Tai aš visą laiką nufotografuoju taip, kaip klientas nori, bet visą laiką pasistengiu padaryti ir kažką tai savaip truputį. Kažką pakeisti, kampą, žmogaus kūną šiek tiek galbūt. Tai iš tos pozos ir to apšvietimo, ką atsineša klientas, dažnai išsirutulioja kažkas daugiau. Ir neretai būna taip, kad klientui net kitaip ir labiau patinka. O nes, pavyzdžiui, tarkim, pas mane, aš anksčiau kaip irgi neštukės fotografuodavau jas, tai būdavo labiausiai atsineždavo studijinio apšvietimo. Aš tik tai dienos šviesos fotografė, kaip ir esu. Tai labiausiai ir sakydavau, žinokit, aš galiu, tokia šviesa dabar krenta, bet nekris tokia, kokia iš lempų studijinių krenta. Sakau, negaliu nieko padaryti. Tai aš jau iš karto sakau, arba žinokit, šitai bus. Aišku, dažniausiai tai prieš fotosesiją vyksta viskas. Nes, jau atėjus, jau viskas, žmogus nori šito, ką tu tada darai. O lempos nėra. Tai lempos nėra, tai būtent. Nebent tik tai ta maždaug suknelė panaši yra, tai tas toksai. Tai dažniausiai siunčiu pas savo kolegą, kad aš taip nepadarysiu. Sorry, nes ir žinau, kad dažniausiai būna paskui, aš norėjau šitaip, o tu nepadarėjai. Tai čia tas ir paskui nesusikalbėjimas gaunasi toksai su klientais. Tai suprantu, tu tiesiog darytum, bet tai pas tavai ir daugelis ateina, kas jaučiu vis tiek, nes tu su studijiniam dirbi pagrindę. Anksčiau lygiai taip pat kaip tu dirbau su natūralia šviesa. Aha. O kas paskatino pereit, labai įdomu? Galimybės. Aha. Daug daugiau galimybių su dirbtinė šviesa, nes su natūralia, kai ateini į studiją, kokia šviesa šviečia tuo metu, taip ir fotografuosi, kaip ir tu sakei. O galbūt norėtųsi tiesioginės saulės, o diena yra apsiniaukus. Tai tas situacijos nevaldymas mane pastumėjo eiti prie dirbtinio apšvietimo. Ir dabar mano studijoje, kai aš dirbu, dienos šviesos praktiškai nėra, viskas šviečiama yra tik tai su lempom. Tai aš tą žinau, mano kaimynas studijos, kaip už sienos, dėl to ir susipažinom ir pamačiau jį. Dabar dar klausimas būtent tau tipsas fotografui, pradedančiam visiškai nuo nulio, kuris, ir kuriam paskui nepasiseka ir jisai meta fotografiją. Tai kaip išbūti toj fotografijoj? Kaip būti stipriam, nes iš tikrųjų reikia būti stipriu šitoj vietoje, man atrodo. Taip, bet aš sakyčiau, kad jeigu pabandai ir nepatinka, tai negali viskas patikti, turbūt. Tu prasme, gali galvot, kad man turbūt šitas dalykas patiks, bet jeigu pabandai ir nepatinka, bet jeigu pabandai, patinka ir nesiseka, taip, būtent tai čia yra kitas atvejis, tai aš sakyčiau, kad reikia tiesiog imti visas galimybės, kurios yra duodamos. Fotografiją kaip sritį išsikelti kaip prioritetą savo gyvenime. Tai reiškia, kad jeigu aš turiu susiplanavęs dienoj kažką tai veikti, bet man pasiūlo fotografuoti renginį, taip, kad ir neuždirbsiu daug pinigų, kad ir galbūt tai nėra
tas renginys, kurį tu labai norėtum pamatyti pats ar fotografuoti, bet reikia imti visas galimybės ir iš jų kažkas tai išsivysto. Lygiai taip pat ir man buvo. Aš vieną renginį fotografuodamas nemokamai susipažinau su žurnalista, kuri paskui mane pakvietė dirbti į žiniasklaidą. Taip. Tai ir kur irgi jau prieš eidamas į tą renginį galvojau, nu kam aš sutikau. Bet tai buvo gyvenimą keičiantis įvykis. Tai aš sakyčiau, kad reikia imti visas galimybės, kuo daugiau... Ne vien, taip. Taip, patirti kuo daugiau situacijų, sutikti kuo daugiau žmonių ir paskui vis tiek anksčiau ar vėliau pas tave žmonės grįžta ir iš to gimsta kažkas ką. Taip, taip. Labai tau dėkoju, kad atvykai pas mane. Ačiū ir tau. Labai ačiū, taip. Pirma nauja patirtis, bet labai taip, labai smagu ir man iš tikrųjų buvo tikrai sužinot fainai apie, kad nustebau apie sporto žurnalistiką, nes realiai aš tave sakau, kaip seku ir mačiau, kad esi moterų fotografas. Taip. Tai labai smagu, ačiū tau. Ačiū ir ačiū jums visiems, kad žiūrėjote, tikiuosi gerai praleidot laiką ir gražios dienos. Ir sėkmės fotografijai. Va.